vaizdo ir garso įrašų. Taip, kas prisijungs vėliau, tada galėsim pakartoti vis klausimų. Taip, tai šiandien turim gruodžio 6 dieną, 15 valandą, jau po 15:03 minutės. Pradedame Ukrainiečių gatvės dalies, Germano gatvės dalies ir Keltų gatvės dalies Vilniaus statybos projekto projektinių pasiūlymų viešą svarstymą, pristatymą. Šio projekto statytojas yra Vilniaus miesto savivaldybė, projekto užsakovas yra uždaroji akcinė bendrovė Sandai. Statinio kategorija numatoma neypatingasis statinys, tai yra D kategorijos 3 gatvės dalis. Projektinių pasiūlymų rengėjas yra mažoji bendrija Tesotas inžinierius, projekto vadovą Inesa Čiubarova. Šiam viešam svarstymui yra nustatyti, užprotokoluoti šio viešo svarstymo pirmininkas. Esu aš, Valentinas Šilobritas ir Inesa Čiubarova, šio viešo svarstymo sekretorius. Iki viešo šios dienos svarstymo buvo gautos kelios žinutės, kelios elektroniniai paštai iš visuomenės suinteresuotų asmenų su pasiūlymais, kuriuos aš šiek tiek pristatysiu vėliau. Apie šio projektinių pasiūlymų pristatymą, apie jo viešinimą, tai jisai buvo paskelbtas informaciniai sistemai Planuoju statyti, tai yra Infostatybos puslapyje, taipogi Vilnius LT portale, kur pateikti visi duomenys apie planuojamą projektą, taipogi pateikta vaizdinė medžiaga, su kuria galima buvo susipažinti. Taipogi pačiam objekte, konkrečiai Germanų gatvės dalyje, buvo pastatytas informacinis stendas ir jisai gerai matomoje vietoje, kad žmonės galėtų irgi susipažinti ir gauti informaciją. Taipogi žmonės, kurie, tai yra sklypų savininkai, kurie ribojasi su statybos zona, tai yra su gatvės statybos zona, buvo informuoti papildomai registruotais laiškais, kurioje irgi galėjo prisijungti prie Vilnius LT puslapį ir susipažinti su projektiniais pasiūlymais. Taigi, bendra informacija apie projektą. Projektuojama Ukrainiečių gatvės dalis, Germano gatvės dalis ir Keltų gatvės dalis. Numatomas asfaltas, šaligatvis, lietaus tinklai ir gatvė apšvietimas. Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis išduotomis Vilniaus miesto savivaldybės prisijungimo sąlygomis bei projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi. Ukrainiečių gatvės dalis nuo žemės sklypo, projektuojama nuo žemės sklypo kadastrinis numeris 010158-2.2130 iki Germano gatvės dalies, projektuojama iš abiejų pusių šaligatviai ir apšvietimas iš vienos pusės. Gatvės plotis bus 6 metrai. Tai paskui visą taip, dar kartą parodysiu ir prabėgsim vizualią, tai yra per brėžinį. Tai dabar tokia kaip tekstinė dalį aš jums perskaitysiu. Projektuojama D kategorijos gatvė, nauja statyba, statinys neypatingasis. Šiai dienai mes matome, va čia yra darbų pradžia, nuo esamo asfalto link Germano gatvės sankryžos. Taip. Tai mes turim raudoną liniją pavaizduotą, nuo kur pradedam, kur tiesiasi Ukrainiečių gatvės dalis. Tai šita dalis,
Tai dalis gatvės projektuojama laisvoje valstybinėje žemėje, dalis sprendinių papuola į Vilniaus miesto savivaldybės infrastruktūros susisiekimo komunikacijų sklypus, į privatų sklypų ribas, kaip sakant, sprendiniai neįlenda. Visi sprendiniai yra iki sklypo ribų. Germanų gatvės dalis projektuojama irgi iš dviejų pusių šaligatvis, vienoje pusėje apšvietimas, gatvės kategorija D, važiuojamosios dalies plotis 6 metrai asfaltai. Toliau mes matom ne Germanų ir Keltų tą tokią sankryžą. Toliau mes matom tiesiai liniją, tai yra raudona projektuojama, tai būtent Germanų gatvės dalis, nuo Ukrainiečių gatvės iki Keltų gatvės. Projektuojama tarp sklypų, privačių sklypų, laisvoje valstybinėje žemėje ir dalis sprendinių yra sklype, kuris priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Sklypas yra infrastruktūros paskirties. Keltų gatvės dalis projektuojama nuo Germano gatvės ir iki sklypo kadastrinis numeris pabaiga 2191. Taipogi projektuojama važiuojama dalis iš asfalto, 6 metrų pločio, projektuojama gatvės kategorija yra D, nauja statyba, statinys yra neypatingasis. Tačiau šitoje vietoje projektuojama šaligatvis tik tai vienoje gatvės pusėje, dėl to, kad yra apribojimai sklypais. Tai jeigu ateityje bus atlikti kažkokie formavimo pertvarkymo projektai, bus atidalinti sklypai ir bus perduota Vilniaus miesto savivaldybei, tai galimybė suprojektuoti taką ir kitoje pusėje paliekam. Taip, prie visų šitų, kad mes matom tą raudoną liniją, tai yra nuo Germanų gatvės iki sklypo, kurį minėjau, ten pagal kadastrinį numerį 21, kuris ten buvo 2191. Tai iki ten projektuojami Keltų gatvės tiesiai dalis. Taip, dabar teritorijų planavimo dokumentai. Projektinių pasiūlymų statybos darbams rengimi remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų bendruoju planu. Bendro plano numeris yra parodytas, tai teritorija nagrinėjimui gatvės papuola į vidutinio užstatymo intensyvumo zonas. Minėjau, visi sprendiniai paruošti atsižvelgiant į gretimus sklypų ribas, suprojektuoti laisvoje valstybinėje žemėje ir sklypuose, kurie priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Ištraukos iš detaliųjų planų koncepcijos Vilniaus miesto savivaldybės. Tai planiniai projektiniai sprendiniai. Gatvės pločiai visų 3 gatvės dalių yra 6 metrai, asfaltas, šaligatvis 1,5 metro pločio betoninių plytelių, atskirtas žalia juosta nuo 1,5 iki 5,5 metrų pločio. Paskui viską pereisim brėžinėje, tai aiškiau viskas matysis ir rodysiu. Projektuojamas apšvietimas ir paviršinio vandens nuvedimas, tai yra lietaus surinkimas ir nuvedimas. Gautos grindos sąlygos ir kaip sakant, tie bus konkretūs sprendiniai dėl apšvietimo pačio, lietaus nuvedimo priimami techninio projekto rengimo stadijoje. Visi taip, šiai dienai projektuojami visi įvažiavimai, išvažiavimai, tos vadinamos nuovažos pagal galiojančius ir statybos leidimus, kurie jau yra išduoti, arba yra išduotos prisijungimo sąlygos Vilniaus miesto savivaldybės, arba jeigu yra numatyta detaliuosiuose planuose įvažiavimo vietos arba numatytos formavimo pertvarkymo
projektuose įvažiavimo vietos, tai šitie visi detaliai informavimo pertvarkymo projektai, sąlygos, statybos leidimai yra įvertinti mūsų sprendiniuose ir įvažiavimai yra numatyti. Taip kaip matoma, nuo Ukrainiečių gatvės yra pirmas įvažiavimas, jisai pagal formavimo pertvarkymo projektą numatytas. Toliau mes matom, Germanų gatvėje, joje nėra jokių įvažiavimų. Tai vėlgi tas pats plotis 6 metrai gatvės. Toliau mes matom Keltų gatvė, yra numatyti įvažiavimai pagal statybos leidimą ir formavimo pertvarkymo projektą. Kitas įvažiavimas numatytas pagal vėlgi išduotą statybos leidimą ir dar įvažiavimas numatytas pagal detalųjį planą. Kitų įvažiavimų, kurie nenumatyti aukščiau minėtais dokumentais, nėra projektuojami, bet gyventojai galės kreiptis į savivaldybę, gauti prisijungimo sąlygas ir susiprojektuoti patys tos įvažiavimus. Kadangi tai yra D kategorijos gatvė, tai įvažiavimo kažkokie atstumai nėra ribojami. Taip, kultūros paveldo vertybės teritorija nėra įtraukta kultūros vertybių registrą, nepatenka į kultūros objektų vietovių apsaugos zonas. Ir teritorijoje nėra jokių sauginių aspektų, saugotinių vertybių ar jų fragmentų. Numatoma tokia dangos konstrukcija, asfalto dangos, šaligatvio betoninių plytelių. Įvažiavimai visi yra iš trinkelio dangos iškelti į pėsčiųjų lygį. Detalesni kažkokie skaičiavimai dėl tų storių dar bus, aišku, tikslinami statybos techninio projekto rengimo metu. Apželdinimo sprendiniai projektuojama tik tai žalios juostos, tai yra, kurie atskiria važiuojamąją dalį nuo šaligatvio ir ją numatoma apsėti žole, dirvožemiai žole. Šiai dienai kažkokių sprendinių dėl papildomų želdinių, tai yra krūmų, medžių, nėra šiame priimta, bet kaip minėjau, buvo gautas pageidavimas iš visuomenės, kad vis dėlto, kadangi ten yra mažai kažkokių želdinių, numatyti papildomas, tai manau, tai tikrai mes atsižvelgsim ir derindami su Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosaugos skyriumi, želdinių skyriumi, tuos sprendinius papildysim ir tikrai numatysim kažkokių krūmų, medžių pagal galimybę suderinus viską su savivaldybė. Kelio ženklai ir detaliai ir ženklinimai bus vėlgi sprendžiami techninio projekto stadijoje, bet taip numatomas yra pėsčiųjų perėjos, jis bus paženklintos, bus įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas, bus įrengti kelio ženklai. Šviesoforinių kažkokių sankryžų nenumatoma. Ir sprendiniai pritaikyti yra neįgaliesiems, tai yra įrengti vedimo ir vedimo paviršiai prieš perėjas. Tai taip, grafinė dalis, taip, aš to perėsiu prie grafinės dalies. Parodysim. Taip, tai mes čia taip, turime Ukrainiečių gatvės dalį, tai yra prisijungiam prie esamo asfalto, projektuojam 6 metrų pločio važiuojamą dalį, šaligatvį po 1,5 metro iš abiejų pusių, projektuojama, pirmas yra įvažiavimas pagal formavimo pertvarkymo projektą, jisai yra iškeltas į pėsčiųjų lygį, tai yra iš trinkelio dangos. Projektuojama pėsčiųjų perėja su kryptiniu apšvietimu. Šiaurinėje dalyje, jeigu taip žiūrėti šiame brėžinyje, mes matome projektuojamą apšvietimą. Tada mes turime sankryžą su Baskų gatve.
taipogi kryptinis apšvietimas pėsčiųjų perėja per Baskų gatvę, sankryžą. Toliau mes turim sankryžą su Germanų gatvė. Baigiant ties su perėja Ukrainiečių gatvė, ją galima bus toliau tęsti ten kitų etapų, tai kiti užsakovai bus, tai galės tęsti toliau Ukrainiečių gatvę, tai paliekam tą galimybę pasijungti. Ir turim sankryžą su Germanų gatve, kurie irgi projektuojamas pėsčiųjų perėja su apšvietimu, kryptiniu apšvietimu. Kaip ukrainiečių, taip ir Germanų gatvėse abiejose pusėse yra šaligatviai 1,5 metro pločio. Projektuojami vedimo ir taktiliniai paviršiai, tai yra neįgaliesiems. Projektuojama žalia linija yra numatomas projektinis lietaus nuvedimas gatvių. Taip, tada pereisiu sekantis, tai bus Germanų gatvė. Tai pradžia yra su Ukrainiečių gatve. Iš abiejų pusių šaligatvis 1,5 metro pločio. Vienoje pusėje, šiaurinėje pusėje, taip, nes kaip matom dabar brėžinį, žiūrim, viršų yra žalioj zonai projektuojama apšvietimas. Prieinam, yra krūmai tai yra įprojektuojami šaligatviai, papuola krūmai, tai krūmus irgi paskui dar parodysiu, yra nuotraukos, aprašymas. Čia yra karklai, tokie krūmai, tai jie papuola, juos numatyta šalinti. Taip, turime jau sankryžą su Keltų gatve, projektuojamos pėsčiųjų perėjos su kryptiniu apšvietimu. Su Keltų gatvėje pradžioje projektuojamas šaligatvis iš abiejų pusių, bet to perėsiu prie to brėžinio. Tas šaligatvis vienoje pusėje pasibaigė ties sklypu, kadangi sklypas nėra suformuotas ir nėra suformuoto kažkokio infrastruktūros koridoriaus. Tai jeigu ateityje bus daromas to sklypų formavimo pertvarkymo projektai ir jeigu bus išskirti infrastruktūros koridoriai, tai yra sklypai infrastruktūrai, tai tenai perduoti aišku Vilniaus miesto savivaldybei, tai Vilniaus miesto savivaldybė galės suprojektuoti takus ir tiesti toliau. Mes baigiam ties valstybinė žemė ir užsibaigim. Taip, perėja. Vėlgi gatvė Keltų yra 6 metrų pločio, projektuojama lietaus surinkimas ir nuvedimas, vienoje pusėje projektuojamas ir gatvės apšvietimas. Taip, gatvėje šiai dienai yra, tokios gatvės nėra, net tas gruntkelis vadinamas, bet yra pakloti. Yra vandentiekis paklotas, ryšių kabeliai pakloti, tai yra įrengtas ir gaisrinis hidrantas, kuris dabar pakloja, aišku, į taką, kuris bus šiek tiek perkeltas į kitą vietą. Tai gaisriniai hidrantai yra. Toliau mes matome įvažiavimas, kuris irgi yra suprojektuotas pagal formavimo pertvarkymo projektą ir pagal išduotą statybos leidžiantį dokumentą. Rodome, kad S3 šlyvų krūmas ir tokia krūmų grupė šalinama, bet dar šitas sprendinys nėra galutinis, bus sprendžiama, ar tikrai būtina juos šalinti, kai bus atlikta jų detalesnė analizė. Tai pagal tai galbūt jie bus ir palikti. Dar peržiūrėsim. Taip, toliau mes matom sekantį įvažiavimą, jisai taipogi yra suprojektuotas pagal detalųjį planą ir jisai rodo iškeltas į pėsčių lygį iš trinkelių dangos. Priešingoje pusėje numatomas nuleistas bortas ir rodome perspektyvinį įvažiavimą, kadangi jis irgi yra numatytas formavimo pertvarkymo dokumentuose. Einame toliau.
Tai takai. Švietimas, čia irgi yra krūmai, krūmai ten yra klevai nedideli, kaip krūminas užaugęs. Taip, gatvėje papuola demituojama atrama, jinai rengiamas atskirų projektų, esama atrama bus perkelta ir pastatyti naujoje vietoje. Taip, dabar turim irgi dar du įvažiavimus, tai vienas įvažiavimas irgi yra pagal formavimo, pagal detalų planą šitas suformuotas. Ir apatinis irgi yra dideliam plane nurodyta, tai mes projektuojam nuleistą bortą, kad ateityje čia būtų galima suprojektuoti įvažiavimus į sklypų teritoriją. Baigiam ties sklypų 291 ir su galimybė pasijungti į Keltų gatvę ir tęsti ją toliau. Taip, dabar pereisiu prie skersinio profilio. Tai čia mes matom skersinį profilį, kuris yra kaip ukrainiečių ir germanų gatvės atkarpose, tai yra 6 metrų važiuojamų dalis, bortas, žalia zona ir tada šaligatvis. Taip pat ir kitoje pusėje yra bortas, žalia zona ir šaligatvis. Projektuojami drenažai. Taip, o Keltų gatvė, Keltų gatvė yra projektuojamas, tai ta pati 6 metrų pločio danga, projektuojama žalia zona vienoje pusėje ir šaligatvis, kitoje pusėje šaligatvio nėra. Ten tik tai, kai minėjau, pačioj pradžioje, ten kebeliukas yra šaligatvis. Na ir kaip ir viskas, tai buvo pasiūlymai. Aš pristatysiu tuos pasiūlymus. Taip, buvo gauti iki viešo svarstymo pasiūlymai, kaip minėjau, vienas iš jų buvo, kad numatyti daugiau kažkokių krūmų, medžių, o ne tik žolių. Tai kaip ir minėjau, tai atsižvelgsim ir pasistengsim numatyti tikrai daugiau žalumos. Kas susijęs su želdiniais, tai visą suderinsim su Vilniaus miesto savivaldybės želdinių skyriumi. Dar buvo vienas gautas, kad žemės sklypas, aš paskaitysiu, žemės sklypas ribojasi su Keltų gatvė, kurioje projektų numatyta įrengti susisiekimo komunikacijos. Susipažinus su projektiniais pasiūlymais, pastebėjome, kad žemės sklype numatyta sklypų S3 krūmų šalinimas, mes nebūtume prieš tokių sprendinių, tačiau svarbu, kad projekto metu nebūtų žemės sklypų pritaikyti kokie nors apribojimai ar apsaugos zonos be atskiro šalių suderinimo, įskaitant ir galimybę jį patekti. Atkreipėme dėmesį, kad šiuo metu žemės sklypas naudojamas pagal pagrindinį naudojimo paskirtį ir į žemės sklypą patenkam iš Keltų gatvės. Ateityje ketiname keisti žemės sklypo pagrindinį naudojimo paskirtį į kitą ir numatyti kitus pagal Vilniaus miesto savivaldybės bendrąjį planą galimus jo naudojimo būdus. Todėl įgyvendinus ukrainiečių gatvės dalies germanų ir Keltų gatvės statybos projektą, tiek dabar, tiek ateityje neturėtų būti sudarytos kliūtys patekti į žemės sklypą iš Keltų gatvės arba pritaikyti kitų fizinių ir juridinių apribojimų patekti į tinkamai naudoti žemės sklypus. Ir susipažino ir siūlo tokius, teikia tokius du pasiūlymus, tai yra šiaurinė žemės sklypo dalyje besiribojančios su Keltų gatvė numatyti įvažiavimą iš Keltų gatvės. Jei tokio įvažiavimo įrengimas dabar nebūtų galimas dėl esamo žemės sklypo paskirties, prašoma numatyti tokį įvažiavimą kaip perspektyvinį. Antras siūlymas - numatyti perspektyvinį pasijungimą į žemės sklypo į Keltų gatvę projektuojamą lietaus nuotekų tinklą.
Tai į visus tokius, pasiūlymus mes atsakysim, žinoma, raštu, bet galiu pakomentuoti. Tai yra pirmas, kad numatyti įvažiavimus, tai pagal prisijungimo sąlygas techninę užduotį mes numatome visus įvažiavimus, kurie yra numatyti, tai yra arba detaliuosiuose planuose, arba formavimo pertvarkymo projektuose, arba išduoti statybos leidimai, arba išduotos kažkokios prisijungimo sąlygos, arba kituose, mano neišvardintuose dokumentuose, tai yra kažkokie gal registrų centro duomenys, kur yra jau numatytas tas įvažiavimas. Tai į tai atsižvelgta yra ir dar kartą, aišku, peržiūrėsim ir bus atsižvelgta, jeigu tokie kaip sakom, tokie dalykai yra įvardinti, tai įvažiavimai bus numatyti, jeigu jų nėra, tai mes šiame projekte ir nenumatysime įvažiavimų, bet visada visi sklypo savininkai turi teisę kreiptis į savivaldybę ir gauti prisijungimo sąlygos ir patys suprojektuotis įvažiavimus į savo sklypus iš ukrainiečių arba germanų arba keltų gatvės pagal išduotas sąlygas. Antras klausimas - numatyti perspektyvinį pasijungimą į žemės sklypą į projektuojamą lietaus tinklą. Šiai dienai ar galim numatyti ar negalim, negaliu atsakyti, bet dar tą klausimą iškelsim, pasidomėsiu ir į tą atsakymą, į tą klausimą, paklausimą mes tikrai atsakysim raštu ir bus informuota, ar galima tai numatyti ar ne. Taip, daugiau nebuvo siūlymų, kažkokių pastabų, tai laukiu jūsų klausimų ir pasiruošęs pabendrauti, atsakyti. Tai prašau. Jeigu kažkas kalba, tai nieko negirdžiu, nes išjungti jūsų mikrofonai. Jeigu neturit klausimų, tai ačiū, kad dalyvavot. Mes dar būsim čia iki 16 valandos su sekretorium, kadangi turim išbūti visą valandą. Tai jeigu gal dar kas nors pasijungs, tai galėsim pristatyti dar kartą. Tai ir dar paprašysiu jūsų, kas dabar esat prisijungę, yra skiltis, tas chatas, ir ten, kad užsiregistruotumėt, parašytumėt vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefonų numerį, dėl to, kad visi dalyviai turės būti registruoti, nes aš turėsiu išsiųsti protokolą, o jeigu jūs nebusit registruoti, nesiregistruositės, aš negalėsiu jums išsiųsti protokolą ir negausit. Ir prašau prisiregistruoti. Tai kaip ir minėjau, aš visą valandą dar iki 16 valandos būsiu čia. Jeigu kils klausimų, prašom, sakykit. Jeigu neturit noro, tai galite jau ir atsijungti.
Taip, turim 16 valandą. Tai praėjo lygiai valandą po mūsų viešo svarstymo pradžios. Taip, tai skelbėm mūsų projektų Ukrainiečių gatvės dalies, Germano gatvės dalies, Keltų gatvės dalies Vilniaus statybos projektų projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros, tai yra šios dienos viešo svarstymo baigta. Dėkuoju už dėmesį, iki kitų.